Architektas atsidavęs šitam projektui ir apgalvota tikrai iki mažiausių smulkmenų, tai priimtas sprendimas dėl stoginių yra ne garažai suprojektuoti, bet stoginės, vien dėl to, kad atvažiavus į patį kvartalą mes matytumėm ne uždarą vaizdą ir dar papildomą dėžutę stovinčią prie namo, bet iš principo viskas būtų atvira ir turėtumėm kuo daugiau gamtos, kas ir yra vienas iš privalumų šito kvartalo. Viena mintis, kurią pirkėjams mes sakom ir leidžiam jiem tą daryti, gale užsitvėrus, sakykime, sienelę, galima turėti ir sandėliuką, lauko sandėliuką visokiems rakandams, žoliapjoviai, kastuvams, ko prie namo visada reikia. Akivaizdžiai tilps 2 automobiliai, vietos tikrai daug, trinkelių plotas irgi didelis, visos trinkelės eina perimetru aplink namą. Tai kalbam apie stoginės, bet dar 2 matau prie namų nėra. Tai Audriau, ar jos atsiras ar ne? Kaip čia dabar yra? Taip, jos tikrai atsiras, bet buvome savo tokią problemą pasidarėme. Bijojame, kad nepatiks pirkėjam šitas, kad yra langai iš virtuvės į stoginę ir kad saulė taip krenta iš tų pusių, atsisakom savo stoginių, bet dėja klientai buvo kitokios nuomonės ir dabar dar turėsime įgyvendinti stoginės iki pavasario. Pamatas yra paruoštas, iš principo trūksta tik pačios konstrukcijos. Ne?